Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Sukimo momentas yra mano mėgstamiausia dydis nuo vidurinės mokyklos laikų. Mokytojas paklausė, kam ant veleno yra tvirtai pritvirtinta plunksna ir bendraklasė greitai atsakė, kad plunksna yra ten dėl momento. Mes nesigilinsime į inžinerinės lentelės dėl plunksnų, bet pažvelgsime į naudingus įrankius susijusius su sukimo momentu, būtent į momentinius raktus ir kitus prietaisus skirtus tiksliam ir patogiam priveržimui. Kam iš tikrųjų tinka sukimo momento raktai? Svarbiems varžtų sujungimams yra nustatytas priveržimo momentas ir dėl konstrukcinių bei saugumo priežasčių yra gerai jo laikytis. Srieginis sujungimas yra jėgos sąlyčio sujungimas ir pakankamas trintis, kad sujungimas neatsilaisvintų, pasiekiamas tik esant tam tikram priveržimo momentui. Papildomas priveržimas nereiškia didesnio saugumo. Priešingai, tai sukelia nereikalingą sujungimo apkrovą. Ekstremaliu atveju gali įvykti sriegio sunaikinimas. Todėl nėra gerai priveržti per mažai ar per daug, bet kaip tik tiek, kiek reikia. Ir tegul mums padeda tas, kuris aukštai. Štai, sukimo momento raktas. Pramonėje ir amatuose yra daugybė atvejų, kai sukimo momento rakto naudojimas yra privalomas. Reikalavimas laikytis sukimo momento pasitaiko ir kasdieniame gyvenime. Tikriausiai dažniausiai tai yra automobilių ratų varžtų priveržimas. Mažiau žinoma apie tikslų sukimo momentą dviračiams, bet taip pat, pavyzdžiui, žoliapjovių peiliams. Ten atvejis yra netgi dviprasmiškas. Nuo priveržimo tikslumo priklauso ne tik jungties tvirtumas, bet ir kirpimo sankabos funkcionalumas. Jei varžtą priveršite taip vadinamų iki galo, trintis bus tokia didelė, kad peiliui atsitrenkus į kliūtį, jis neapsisuks ant veleno ir neperkirps kaiščių. Smūgio energija tokiu atveju sugeria velenas ir gali būti pažeista brangesnė dalis nei laikiklis su saugos sankaba. Rankiniu būdu valdomi sukimo momento raktai skirstomi į mechaninius ir elektroninius. Iš tikrųjų visi yra mechaniniai. Elektronika užtikrina tik patogesnį valdymą. Abu tipai turi savo privalumų ir trūkumų. Mechaninis raktas gali būti lenkiamasis, sukimo arba torsinis ir turbūt labiausiai paplitęs vadinamasis raketinis su patikrintu spyruokliniu mechanizmu su užraktu. Pasiekus nustatytą momentą, užraktas peršoka ir veržimas sustoja. Elektroniniai raktai ir adapteriai naudoja torsinį mechanizmą, kuris yra tikslesnis nei lenkiamasis ir raketinis. Tačiau jo trūkumas yra būtinybė stebėti rodiklį skalėje ir pasiekus norimą momentą – nutraukti veržimą. Analoginis skaitmeninis keitiklis ne tik leidžia stebėti momentinę vertę ekrane, bet taip pat gali akustiškai įspėti, kai artėjate prie jos. Net, jei ir pasieksite. Deja, kaip ir grynai mechaninis torsinis raktas. Jis negali užkirsti kelio tolesniam veržimui, todėl reikia dirbti lėtai, kad laiku nutrauktumėte veržimą. Skaitmeninis rodymas gali būti arba pats momentinis raktas, arba yra momentiniai adapteriai, kurie įterpiami tarp bet kurio rakto ir galvutės. Jie yra pagaminti dažniausiai naudojamoms 4 kraštinėms – 4, 3, 8 ir pusė colio. Dažniausiai nuo keturkampio dydžio priklauso ir sukimo momento verčių diapazonas. Aš asmeniškai įsigyčiau abu tipus. Naudodami elektroninį adapterį, kartas nuo karto galite patikrinti raketinio momentinio rakto tikslumą. Adapteriai yra universalesni, tačiau ratų varžtus patogiau sukti klasikiniu momentiniu raktu. Jau minėtiems dviračiams yra momentiniai raktai su atitinkamu sukimo momento diapazonu, nes tai yra mažos vertės, šiuo atveju nuo 1 iki 8 Nm. Raktas yra suprojektuotas kaip atsuktuvas. Tačiau galbūt būsite nustebinti, kokios jėgos reikia 8 Nm, kai svirtis atitinka atsuktuvo rankenos skersmenį. Tai yra maždaug 1 kolis, taigi 8 Nm padalinkite iš 254 1000 metrų ir sužinosite, kad turite išvystyti jėgą lygią 315 N, kas atitinka daugiau nei 30 kg svorį. Tuo metu pravers praktinis grąžtas, kuris padidina svirtį ir taip sumažina reikalingą jėgą. Mažiems sukimo momentams galima naudoti ir adapterį 4 colio raketams. Tačiau jis veikia tik nuo 5 Nm. Ir galiausiai dar viena priemonė suveržimui – kampinis adapteris. Kai kuriems sujungimams yra nustatytas ne tik sukimo momentas, bet ir kampo vertė, kurią po tam tikro priveržimo reikia dar pasukti varžtą ar veržlę. Dažniausiai su tuo susidursite automobilių pramonėje, pavyzdžiui, priveržiant variklio galvutės varžtus. Ir kaip ir su momentiniais rakteliais yra arba grynai mechaniniai, arba mechaniniai elektroniniai įrankiai. Mechaninį variantą turite naudoti kartu su momentiniu raktu, o elektroninis adapteris matuoja sukimo momentą ir kampą vienu metu. Mano vardas Tomš Krisensk.
Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime vėl Unimas dirbtuvėse.